Sveiki. Nu ką, įsibėgėja biški rudeniukas, darosi jau nebemalonu rytais po kemperį vaikščioti, nes būna biški vėsoka. Tai va, šiandien ir pakalbėsim apie šildytuvus. Daugiausia apie triumą, gal porą žodžių apie Aldę irgi. Ir šitas video yra skirtas tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems triumos vartotojams. Arba gal esat tiesiog tas, kuris važiuoja nuomotų kemperių dabar kur nors ir galvoja, kaip čia viskas veikia iš tikrųjų, nes, sakykime, nuomos firmas tiesiog parodo tuos tokius basics, bet viską vis tiek išsiaiškinat pakeliui YouTube'ės pagalba. Tai va, ir gal šokam tada prie panelės, pažiūrėsim, kaip viskas veikia. Nu va, iš karto rodo errorą. Šitas eroras yra dėl to, kad yra išjungtas pats namelis. Dažniausiai dingsta iš karto. Va, ir dingo. Bet šiaip būna, aš visą laiką laikau jį taip įjungtą, bet būna, jeigu, pavyzdžiui, jisai būna išjungtas, tai čia išjungti, va, palaikai ir išsijungi. Bet šiaip, sakykime, atėjo dabar įsijungiat, va, taip. Tai va, ir pradėkim tada iškart, galbūt nuo 3 punkto pradėkim. Čia va pasirenki, kaip bus naudojamas visas įrenginys. Tai būna wild camping'e naudoja, aišku, gas tik tai, dujas. Mix 1, Mix 2 yra, vienu žodžiu, gas, dujos su elektra maišytas ir dujos maišytos, ta prasme vienetas yra su 1 kW, Mix 2 yra su 2 kW. Taip pat ir elektra čia yra, jeigu pajungtas namelis yra į kempingą arba į elektros tinklą, tai L1 reiškia 1 kW elektrą, o L2 2 kW. Tai va, tiek ir, sakykime, pasirenkam gas. Tai dabar esam aktyvavę dujas. Šitas yra namelio šildymas. Jis dabar yra išjungtas. Mes, pavyzdžiui, nustatom ant 20 laipsnių. Ir viskas. Ir jisai šildymas veikia. Čia yra vandens temperatūra. Galima, eko yra berods 40 laipsnių. Hot yra 60 laipsnių. O boost yra tiesiog greitas pašildymas. Bet vienas dalykas yra toks, kad kadangi visa triumos sistema yra mažoj dėžėje, dažniausiai pas kemperius yra labai mažoj erdvėje, tai jinai kaista. Tai geriausia yra, mano galva, aš nerekomenduoju niekada boost naudoti arba hot naudoju, kada reikia. Ir aplamai. Aš naudoju visą laiką ant eko. Ir šildymo irgi, šiaip nerekomenduoju ten, kaip kiti ateina, taip paliek. Ir aplamai vandens, pavyzdžiui, šildymą naudokit tada, kada ruošiatės naudoti. Nepalikit visą dieną įjungtą, nes žodžiu, ta triuma, jai karšta yra tenai, toj mažoje erdvėje. Aš jums paskui parodysiu. Nu va, žodžiu, čia nereikia. Čia išjungiam. Op. Vandenį buvau jungęs. Išjungiam. Žodžiu, čia yra pasirengta. Taip va. Bet jeigu viskas yra išjungta, sakykim, ir nueinam prie ventiliatoriaus, galima vent padaryti, kai jisai vėdintų patalpą. O jeigu būna, pavyzdžiui, įjungtas šitas, kažkaip, tada galima pasirinkti eko, high, ta prasme vėjelio greitį. Tai va, o šiaip, kas va, čia yra toliau
yra laikmatis, čia galit nustatyti, kada norit šildymą įjungti, išjungti. Čia yra berods laikrodžio nustatymas. Settingsuose yra visokių bairiukų čia. Tai va. Dėl ko iš tikrųjų sakau, kad tos sistemos kaista, tai nerekomenduoju naudoti iš tikrųjų boost ten funkcijų tokių arba visą dieną laikyti įjungtą šildymą. Dėl to, kad dažniausiai pas kemperius yra po šitą sėdynę arba po šitą, būna dar kažkur ten tos trumos, bet problema yra tame, kad čia mažai vietos yra viduje ir jinai yra įdėta ir ten, yra tų ventiliacijų, bet ten oras tai vaikšto sunkiai. Ir iš tikrųjų jos perkaista ir kai perkaista, tai išsijungia ir tada reikia vežti į kemperių centrą. Iš tikrųjų nunulinti, jungti kompą ir nunulinti visą tą sistemą. Ir, bet yra vienas lifehackas, kurį aš čia suradęs. Gal ne aš suradau, bet gal čia daugiau kas žino, bet yra, jeigu turi tą naujo tipo panelę, kaip pas mane, ir kažkoks eroras, nebūtinai nuo perkaitimo, bet kažkoks eroras atsiranda, galit pasiskolinti seno tipo tą analoginį jungtuką ir prisijungti pas save, išsiimti tą ir prisijungti tą analoginį, pasukinėti jį, palikti ten 10-15 minučių, mirks jisai ten mirksės. Ir iš tikrųjų ištrauksit tą, įkišit panelę, 7-8 kartai iš 10 suveikia ir nebėra eroro, nusitrina klaidos. Galim pažiūrėti, kaip tai atrodo. Tai va, matėt, kaip atrodo tas visas procesas. Visada yra, aišku, gerai ir instrukciją turėti, bet aš, pavyzdžiui, nesivežioju tų instrukcijų, aš viską turiu telefone, PDF failuose. Tiek kemperio instrukcija, tiek visas trumas, ten dujų, tas viską. Nes taip yra patogiausia ir iš tikrųjų dar ką rekomenduočiau, tai parsisiųsti trumos erorų. Kaip pasakyti, kodų reikšmės, nes yra vienu žodžiu toks PDF failas kažkur mačiau, kur yra visi erorų numeriai ir parašyta, kas ką reiškia. Nes kartais galima, jeigu, sakykime, reiktų susitvarkyti trumą vietoj kažkaip, kažką galima būtų padaryti. Kažkur kelyje, jeigu sugenda, tai o kas apie Aldę šiaip iš esmės, tai tas dvi sistemas, trumos ir Aldė skiria tai, kad Aldė turi radiatorius visam kemperiui. Ir būna ir nameliuose Aldė, ir kemperiuose. Bet ir skiriasi realiai tom, kad radiatorius turi ir yra antifrizas tos radiatorius, kurį reikia keisti kas 4 metus. Šiaip nėra būtina keisti, bet gamintojų yra rekomenduojama kas 4 metai keisti. Tai va, o šiaip jos abidvi tos sistemos, tos panelės nusikerta, tai ten erorai, ten problemos, abidvi sistemos yra kupinos netikėtumų iš tikrųjų. Man asmeniškai tai nėra tekę labai smarkiai susidurti su trumos kokiais gedimais. Nes sakau, aš labai prižiūriu tą sistemą, nenaudoju labai karštai jos, kad neperkaistų tas. Ir atrodo, kol kas viskas gerai veikia. Tai va, aišku, dar žiemą nepamirškit išleisti trumos, iš trumos vandens. Nes, turbūt
turbūt padarysiu video apie kaip pasiruošti žiemai kemperį. Jo, už kokio mėnesiuko gal. Pažiūrėsim. Tai va, nu ką, ir pafollowinkit Instagram'e mane. Čia aš Petras. Ir susitiksim kitam video, tikiuosi, jau dabar tai tikrai bus keliavimo video. Ir gero jums ir nešalto rudens.